Rugpjūtis niekada nebuvo geras mėnuo Rusijai. Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo rugpjūtį. Nepavykęs perversmas, kuris sužlugdė Sovietų sąjungą, įvyko rugpjūtį. Ir dauguma šiandien gyvų rusų vis dar prisimena juodąjį rugpjūtį, kai Rusija nevykdė savo valstybės skolos įsipareigojimų. Rublis žlugo, bankai bankrutavo, o paprasti rusai stebėjo, kaip per naktį išnyko visi jų gyvenimo santaupos. Vėl rugpjūtis ir atspėkite ką. Tai iš tikrųjų įvyko Vladimiro Putino valdymo metu. Pagal visus rodiklius, kuriuos dabar tyliai naudoja Rusijos analitikai, 2026 m. rugpjūtis tampa blogiausiu mėnesiu per visus 25 Vladimiro Putino valdymo metus. Kuro krizė tik blogėja. Rusijos obligacijų rinka tyliai užsibarė, kai niekas nebenorėjo pirkti vyriausybės skolinių įsipareigojimų. Rusijos akcijų rinka patiria ilgiausią nuosmukį per beveik 30 metų. Ir Rusijos ekonomika dabar kasdien praranda milijardus dolerių. Putinas taip bijo viso to, kad pradėjo areštuoti savo artimiausią aplinką. Ir pažadu jums, šio vaizdo įrašo pabaigoje suprasite kodėl. Rusijos oligarchai dabar atvirai lygina 2026 m. rugpjūtį su 1991. Ir kodėl vienas įtakingiausių verslininkų Rusijoje ką tik buvo suimtas? Ir kodėl Ukrainos aktorius, kuris kadaise vaidino Napoleoną rusiškame filme, dabar degina Maskvą iki pamatų. Kaip žinote, mano vardas yra Semas, jūs žiūrite Verslo pagrindus ir žinoma pakalbėsime apie didelės atakas, kurios ką tik įvyko. Ukraina ką tik sunaikino 50% didžiausios Rusijos įmonės. Bet prieš tai greitai pakalbėkime, kodėl Rusijos oligarchai ragina surengti perversmą. Pažiūrėkite į šį tweetą. Tai iš Michailo Chodorkovskio. Jis anksčiau buvo vienas turtingiausių Rusijos žmonių, bet jis padarė klaidą, pasisakė prieš Putiną. Dėl to jis buvo įkalintas 10 metų. Ir tada jam teko bėgti iš šalies. Štai ką jis sako dabar. Artėja rugpjūtis. Rusijoje rugpjūtis turi reputaciją. Perversmai, defaultai, katastrofos. Šiais metais režimas pasitinka rugpjūtį su kuro krize, įstrigusiu frontu ir rinkimais. Specialioji rinkimų operacija. Kaip ir 3 dienų specialioji karinė operacija. Stebėkite Maskvą. Dabar jis nejuokauja. Nesvarbu, į kurią istorijos dalį pažvelgtumėte. Ar tai būtų prieš Pirmąjį pasaulinį karą, ar po Pirmojo pasaulinio karo, prieš Sovietų sąjungą, po Sovietų sąjungos, ar netgi praėjusiais metais. Rugpjūtis niekada nebuvo geras mėnuo Rusijai. Bet prieš pereidamas prie šio klausimo, noriu jums parodyti vieną keisčiausių istorinių sutapimų per visą šį karą. Dabar esu tikras, kai kurie iš jūsų žinote, kad 1812 metais Napoleonas Bonapartas įsiveržė į Rusiją ir padegė Maskvą. Na, atspėkite ką. Po 200 metų. 2012-aisiais visiškai nežinomas Ukrainos komikas, kurio vardą dauguma žmonių net negalėjo ištarti, bent jau dauguma amerikiečių, suvaidino Napoleoną mažo biudžeto Ukrainos komedijos filme. Aktorius buvo atsitiktinis vaikinas vardu Vladimiras Zelenskis su 2 Y. Nežinau, kurį reikia tarti, bet vis tiek. Na, atspėkite ką. 2026 metais tas pats Ukrainos aktorius yra Ukrainos prezidentas. Ir jis vėl padega Maskvą. Ir manau, šį kartą visi žino, kaip ištarti jo vardą. Dabar esu tikras, kad visi žino, jog pastaraisiais mėnesiais Ukrainos tolimosios atakos smogia Maskvai visur. Visi objektai, Wildberry sandėliai, logistikos centrai, viskas, ką tik galite įsivaizduoti. Ir tai sukelia didžiulę problemą Kremliui, nes žmonės pradeda nusisukti nuo karo. Dabar turime rusų, kurie pasirodo prieš kamerą socialiniuose tinkluose, viešai ragindami Putiną nutraukti šią specialią karinę operaciją. Bet prieš parodydamas jums tą įrašą, leiskite greitai peržvelgti tą rugpjūčio sąrašą. Istorinį sąrašą, kodėl rugpjūtis yra toks blogas mėnuo rusams. Tai svarbus dėsningumas, todėl leiskite jūs supažindinti su svarbiausiais įvykiais, tais, kuriuos visi prisimena. 1914 m. rugpjūtį Vokietija paskelbė karą Rusijai. Didysis karas tai pirmasis pasaulinis karas ir tas karas galiausiai sunaikina Rusijos imperiją. Tada 1917 m. rugpjūtį Rusijos laikinoji vyriausybė yra nuverčiama, tai atveria duris bolševikų revoliucijai, kuris sukuria Sovietų sąjungą. Tada šiek tiek paspartinkime įvykius. Mes atsidūrėme 1991 metai rugpjūtį. Manau, šito visi prisimena. Liūdnai pagarsėjęs perversmas, kai Sovietų sąjungos griežtosios linijos šalininkai bandė nuversti Gorbačiovą iš Sovietų sąjungos prezidento posto. Jiems nepavyksta, bet galiausiai jie sukelia Sovietų sąjungos žlugimą. Būtent tą dalyką, kurį bandė apsaugoti. Dabar šiek tiek perskelkime į priekį. 1998 m. rugpjūtį, kai Putinas pradeda savo kilimą Kremliuje. Ir būtent tada įvyksta originalusis juodasis rugpjūtis. Ekonomiškai kalbant, tai blogiausias mėnuo šiuolaikinėje Rusijos istorijoje. Rusija nevykdo savo vidaus skolos įsipareigojimų, kas sukelia rublio žlugimą. Pradeda žlugti bankai. Rusijos bankai pradeda žlugti. Ir tada paprasti rusai iš esmės per kelias dienas praranda viską, ką turi. Situacija tokia bloga, kad Rusija yra priversta viešai maldauti Jungtinių valstijų ir TVF skubios pagalbos. Dabar tai Putinas mato asmeniškai, nes jis yra labai arti valdžios centro Maskvoje.
Jis yra Jelcino vyriausybės dalis. Jis dar nėra viršūnėje, bet jis kyla į viršų. Iš tiesų, jis apie tai kalba savo biografijoje, kurią išleis vos po 2 metų, kai kandidatuos į prezidentus, kai vykdys prezidentinę kampaniją. Bet vis dėlto, tai tema kitam vaizdo įrašui. Tačiau tai yra tai, ką Putinas prisimena. Bet atspėkite ką. Rugpjūtis Putinui nekiek negeresnis, net kai jis tampa prezidentu. Nes atspėkite ką. Jo pirmasis rugpjūtis einant Rusijos prezidento pareigas tikriausiai buvo blogiausias mėnuo, kokį jis kada nors turėjo. Ta mėnesį Maskvoje labai arti centro vyko sprogdinimai. O tada dar įvyksta Kursko katastrofa, kai povandeninis laivas tiesiog dingsta. Štai taip. Ir tada Kursko povandeninis laivas nuskęsta su visa įgula viduje. O Putinas, kuris tuo metu buvo atostogose, nusprendžia, kad tai nėra labai svarbu. Todėl jis tiesiog lieka atostogauti. Tai tampa labai didelė problema. Ir be to, kai jis pagaliau pasirodo, kyla visas šurmulys. Visuomenė atsisuka prieš jį, o moterį, kuri tiesioginėme eteryje skundėsi Putinui, teko netgi nuraminti vaistais. To klipą galite pasižiūrėti YouTube jau dabar. Iš tiesų, daugelis žmonių teigia, kad būtent šis momentas buvo tas, kai Putinas nusprendė daugiau nedalyvauti neplanuotose interviu ir nebenorėti būti siejamas su blogomis naujienomis. Todėl, kai tik reikia pranešti blogas naujienas Rusijos žmonėms, visada blogas naujienas praneša žmonės aplink Putiną. Putinas visada pasirodo tik su geromis naujienomis. Bet judėkime toliau. Persikelkime į 2023 metų rugpjūtį. Tai vyksta tada, kai sudūžta Prigožino lėktuvas. Tai gali būti silpniausias dėsningumas visame šiame sąraše, nes tai nėra tikrai bloga žinia Rusijai. Nors iš dalies tai visgi bloga žinia Rusijai, nes Prigožinas galėjo pašalinti Putiną, bet jis atsisakė savo galimybės. Jis nepasinaudojo progą. Tačiau vis dėlto jo lėktuvas sudūžta 2023 metų rugpjūtį. O 2024 metų rugpjūtį Rusija tampa pirmąją branduolinį ginklą turinčią šalimi, į kurią įsiveržta. Pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo Rusijos teritorijoje atsiranda užsienio karių, o Putinas tampa pirmuoju Rusijos prezidentu nuo Antrojo pasaulinio karo, kuris iš esmės patiria įsiveržimą į Rusijos teritoriją. Žinoma, aš kalbu apie Ukrainos kontrpuolimą Kursko regione, kur jie užėmė dalį Rusijos teritorijos ir laikė ją labai ilgą laiką. Iš tikrųjų, Putinui teko maldauti Šiaurės Korėjos pagalbos, kad susigrąžintų tą teritoriją. Štai kokia bloga tapo situacija. Ir atspėkite ką. Dabar daugelis žmonių prognozuoja, kad ateinantis mėnuo, 2026 metų rugpjūtis, gali būti pats blogiausias iš visų. Tai sugrąžina mus prie to, ką apie visą tai iš tikrųjų kalba paprasti rusai, kai Ukraina kiekvieną naktį vis smogia Rusijai. Jūs ekrane matote kažkokią rusę merginą, kuri filmuoja už nugaros degantį miestą. O tada ekrane pasirodo užrašas. Ačiū dėdė Vova už nuostabų saulėtekį. Vova yra Vladimiro Putino pravardė. Ir daina, kuri groja šiame klipe, taip pat tyčiojasi iš Putino. Žinoma, mes negalime paleisti šios dainos, bet jos esmė tokia. Vladimirai Putinai, šaunuolis. Ir tai turėtų būti proputiniška daina. Bet manau, žiūrėdami į vaizdus ekrane, galite suprasti, kodėl ši daina tyčiojasi iš Putino. Tuo metu, kai Rusijos miestai dega, rusai naudoja šią dainą iš esmės padėkoti Putinui už viską, ką jis padarė šaliai. Dabar tai iš tikrųjų niekis, palyginti su tuo, ką pamatysime toliau. Kaip jau minėjau, Ukraina per pastarąsias 2 dienas smogė dar 2, arba tiksliau 3 Wildberry sandėliams. Dėl to rusai dabar viešai ragina Putiną tiesiog užbaigti šią specialiąją karinę operaciją. Paklausykite. Aš jau nebegaliu sulaikyti ašarų. Vos prieš 20 minučių dronas smogė Krasnodaro sandėliui. Krasnodaro sandėlis buvo pataikytas. Op. Krasnodaro sandėlis dabar dega. Įsivaizduokite, kiek mūsų prekių ten buvo saugoma. Velnias. Norisi. Atvirai, aš tiesiog noriu, kad ši specialioji karinė operacija baigtųsi. Tiek daug žmonių miršta. Tiek daug verslininkų kenčia. 6 mėnuo. Dabar turime pateikti savo mokesčių ataskaitas už 6 mėnesį. Pusmečio ataskaitos. Aš nebežinau, ką daryti. Krasnodaro sandėlis. Tik įsivaizduok, prieš 20 minučių vienas prenumeratorius man atsiuntė žinutę, kurioje sakė: Broly, atsiprašau, neturėjau to siųsti. Štai vaizdo įrašas. Prieš 20 minučių buvo sunaikintas Wildberry's Krasnodaro sandėlis. Volgograde. Krasnodaro, nežinau. Nežinau, kaip susidoroti su šia situacija. Dabar, prieš perėdamas prie kito įrašo, noriu jums suteikti svarbų kontekstą. Per pastarąją savaitę, nuo tada, kai Ukraina pradėjo smogti šiems sandėliams, rusai, tiksliau Rusijos verslininkai, smulkieji verslininkai, tikriausiai prarado $milijardus dėl šių smūgių, nes šiuose sandėliuose buvo sukaupta daug prekių.
Tai svarbu, nes kitame įraše kita Rusė aiškina, kaip jos gyvenimas iš esmės buvo sugriautas dėl šio karo. Pirmiausia, ji neteko vyro dėl specialiosios karinės operacijos. Jis išvyko į Ukrainą į frontą, tikriausiai norėdamas užsidirbti atlyginimą, gauti tą premiją, kurią Putinas dalina. Tačiau dėja jis negrįžo. Ir dar prie viso to, ji pradėjo savo verslą, prekiauja per Wildberries ir net tai nesiseka dėl specialiosios karinės operacijos. Paklausykite. Paaiškinkite man, kada šitas prakeiktas reikalas. Paaiškinkite man, kada šis prakeiktas košmaras baigsis. Kada mūsų vyriausybė nustos žaisti žaidimėlius. Pirmiausia, Mano vyras žuvo. Tada visiškai pasinėriau į darbą. Praėjusiais metais Wildberries platformoje praradau 2 milijonus rublių. Ir man teko pasiimti apyvartinių lėšų paskolą. Tada bankas mane apgavo dėl kredito atostogų. mane apgavo bankas dėl kreditinės kortelės. Nes aš pasiėmiau tik 1 mėnesio kredito atostogas. Jie užmetė papildomus 700 000 rublių ant viršaus. Pagal. Tiesiog visai veltui, po velnių. Aš tiesiog viską paleidau vėjais. Aš paleidau vėjais. Kadangi negalėjau uždaryti šios paskolos, turėjau paimti naują paskolą ant viršaus. Tikras skolų spąstai. Aš apsigavau, nugalėtojas atšalo. Tada rangovas mane apgavo ir praradau 2 milijonus. O dabar visos mano likusios prekės Wildberries sandėliuose dega. Per 1 metus praradau milžiniškas pinigų sumas. Be to, prisiskolinau 4,5 milijono. Ir tai dar neskaičiuojant būsto paskolos. Ką dar? Ką? Gal tau užtenka? Dabar turime nepamiršti vieno svarbaus ryšio. Nors visuose šiuose įrašuose daug žmonių kalba apie ekonominės problemas, tos problemos labai greitai gali tapti politinėmis. Ir rusai yra nepatenkinti savo padėtimi nuo tada, kai, kaip sako ukrainiečiai, karas atėjo į jų namus. Rusija labai ilgai smogė Ukrainai, bet rusams tai nerūpėjo, nes jie dėl to nenukentėjo. Tačiau dabar, kai Ukraina per pastaruosius 10 mėnesių atsako atgal, rusai dabar yra daug labiau nepatenkinti šiuo karu, nei buvo prieš prasidedant smūgiams. Visa ta pyktis virsta politiniu spaudimu oligarchams padėti paprastiems rusams. Ir atspėkite ką. Wildberry generalinė direktorė ką tik paskelbė, prieš man pradant įrašinėti, kad ji kompensuos visus šiuos pardavėjus, kurie šiame kare iš esmės praranda visas savo gyvenimo santaupas. Tačiau dėja, šis pranešimas nėra visai toks, kaip atrodo, nes ji vartojo daug teisinės kalbos, kad nereikėtų visiems kompensuoti. Ir apie tai pakalbėsime jau netrukus. Tačiau prieš tai pakalbėkime apie visus elito atstovus, kuriuos Putinas suiminėja. Nes atrodo, kad Putinas bijo ne tik Ukrainos smūgių, jis taip pat bijo savo pačių draugų. Manau, jis tikrai tampa Stalinu. 2-0. Pažiūrėkite, Kremlius dabar kaip vorai stiklainėje. Tarp Kremliaus elito prasidėjo visų karas prieš visus, lydimas precedento neturinčių areštų žmonių, kurie buvo artimi Putinui. Jie anksčiau tikėjo, kad yra neliečiami ir kad šis statusas jiems garantuotas. Dabar visi supranta, kad tai tik laiko klausimas, kada jie taps taikiniais. Dabar vykstantys areštai rodo, kad sistema pradėjo byrėti. Svarbiausias areštas ir baudžiamosios bylos. Buvo keli žmonės, kurie buvo areštuoti iš Putino artimiausio rato. Jie jau labai ilgą laiką buvo jo artimi bendražygiai. Be to, Rusijos gynybos ministerijos vadovybėje įvyko valymas. Kaip didelio masto kampanijos, vykdomos kovos su korupcija ir lėšų pasisavinimu pretekstu, dalis, beveik visas buvusio gynybos ministro Šoigu, artimiausias ratas atsidūrė arba iki teisminio sulaikymo izoliatoriuje, arba namų arešte. Tada turime visų suimtų asmenų vardus. Ir be to, taip pat vyksta plataus masto valymas tarp gubernatorių ir merų. Patys žymiausi yra tie, kuriuos matote savo ekrane. Visi šie baudžiamieji persekiojimai ir areštai rodo įtakos perskirstimą Kremliuje, intensyvėjančią kovą dėl išteklių. Ir tai, kad elito neliečiamumo principas nebegalioja net ir ilgamečiams Putino draugams. Putinas persekioja ir šalina savo senus draugus, tuo pačiu vis labiau bijodamas dėl savo gyvybės. Ir apie tai mes kalbėjome savo paskutinėme vaizdo įraše. Baimė apėmusi visą Rusijos elitą, ypač pačiame viršuje. Yra žmonių, kurie bijo Putino, bet taip pat ir Putinas bijo kitų žmonių. Visai neseniai viešai pasisakė vienas oligarchas. Jis davė interviu vakarų leidiniui The Economist ir apie tai mes kalbėjome savo nariams skirtame vaizdo įraše. Tačiau tas interviu tikrai buvo įdomus, nes atrodė, kad tai buvo tarsi netikras interviu. Tai buvo prieštaringas interviu, kuriame jis pasisakė prieš ekonominį žlugimą, kurį išgyvena Rusija, bet jis iš tikrųjų nekaltino Putino ar Ukrainos. Jis tiesiog visiškai vengia kalbėti apie karą, sakydamas, kad vakarai negali sau leisti matyti Rusijos žlugimo. Iš esmės, tai ir buvo įspėjimas. Ir būtent dėl to daugelis žmonių yra supykę dėl to straipsnio. Apie tai mes kalbėjome savo nariams skirtame vaizdo įraše. Tačiau vis dėlto mes matome, kad tai vyksta vis dažniau. Daugelis oligarchų supranta, kad jie gali būti netokie saugus Rusijoje, kaip buvo mane.
Tačiau dėja, jiems taip pat nėra lengva išvykti iš šalies dėl sankcijų ir dėl to, kad didelė jų turto dalis yra susijusi su gynybos pramonė, į kurią Rusija investuoja tiek daug pinigų. Istoriškai žiūrint, tai nėra nieko naujo. Esu tikras, kad prisimenate didįjį valymą, kuris vyko valdant Stalinui. Mao taip pat darydavo kažką panašaus. Jis reguliariai areštuodavo žmonės iš savo artimiausio rato. Ir paprastai tokios operacijos prasideda būtent tada, kai lyderiai pradeda bijoti dėl savo valdžios ir savo pozicijos. Spėju, kad būtent tai dabar vyksta su Putinu. Deja, Putinui blogos naujienos ateina ne tik iš vidaus. Jam galvos skausmą kelia ne tik vidaus rinka. Jis taip pat gauna blogų naujienų iš fronto. Visai neseniai mes apie tai kalbėjome vaizdo įraše, kuriame sužinojome naują, tiesiog šokiruojančią statistiką, kur vidutinis Rusijos kareivis fronte išgyvena tik 20-30 minučių. Tai yra vidutinė gyvenimo trukmė. Buvo sunku to patikėti, bet atspėkite ką. CŽV ką tik tai viešai patvirtino. Štai CŽV direktorius Jonas Ratcliffas pasakoja pasauliui, ką tiksliai žino CŽV. Paklausykite. Šiuo metu vidutinė Rusijos naujoko atvykstančio į mūšio lauką Ukrainoje gyvenimo trukmė vertinama nuo 20 iki 30 minučių. 20-30 minučių. Ir tai todėl, dirbtiniu intelektu valdomi dronai tapo tokiais specializuotais, nebrangiais žudimo įrenginiais. Dabar dar vienas svarbus dalykas, kurį reikia atsiminti, yra tai, kad ši informacija nėra iš Ukrainos žvalgybos. Nes, kaip galite įsivaizduoti, Ukraina turi motyvą skleisti blogą informaciją apie Rusiją, kas yra suprantama, į jų šalį įsiveržta. Jie nori, žinote, laimėti visose frontuose kiek įmanoma, įskaitant ir informacinį frontą. Ši informacija ateina iš Amerikos žvalgybos, todėl šis skaičius yra patikimesnis. Tai nebūtinai turi būti tikslus skaičius, bet vien tai, kad gyvenimo trukmė matuojama minutėmis, pasako viską apie tai, kaip Rusija iš tikrųjų laimi šį karą, kaip visada mėgsta teikti Rusijos karo tinklaraštininkai. Be to, noriu atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką. Kodėl tai įmanoma? Ir tai susijęs su Ukrainos dronų inovacijomis. Tai taip pat neseniai aptarėme narių vaizdo įraše. Tačiau Ukraina šiuo metu kiekvieną dieną patvirtina po 2 naujus dronų modelius. Ir tai yra statistika iš 2026 metai. Tai tiesiog neįtikėtina. Taigi jie tikriausiai šiemet jau yra patvirtinę daugiau nei 200 modelių. Ir žinoma, dalis jų po visų bandymų pasiekia fronto linijas. Ir tai padeda Ukrainai pasiekti viską, ką jie nori pasiekti. Iš tikrųjų, visai neseniai Ukraina pristatė naują dizainą, kurį aptarsime kitame vaizdo įraše, kuris nekrenta kaip šaudmuo ar sprogmuo. Jis numeta robotus ten, kur Ukraina nori juos numesti. Tada robotai atlieka tas operacijas, kurioms jie yra užprogramuoti, arba jei jie yra valdomi nuotoliniu būdu. Tai yra dalykas, kurį man reikia dar labiau išnagrinėti, bet tai tikrai aptarsime kitame vaizdo įraše. Taigi būtinai paspausite prenumeratos mygtuką žemiau. Tačiau tai, ką daro Ukraina, yra puikus pavyzdys, kaip atrodo asimetrinis karas, kai mažesnė šalis nusprendžia pranokti didesnę išradimais ir naujovėmis. Ir būtent taip Ukraina iš tikrųjų įgyja pranašumą fronto linijose. Kalbant apie fronto linijas, turiu svarbę žinutę visiems, kurie klausosi. Paklausykite. Vienas dalykas, kuris man niekada nepatiko YouTube, yra tai, kai kūrėjai sako: prašome paremti kanalą, bet iš tikrųjų nieko už tai neduoda atgal. Aš pats taip dariau, todėl žinau, kad tai neteisinga. Visada jaučiau, kad tai atvirkščias požiūris. Būtent dėl to mes sukūrėme Basics Insider. Jei tapsite nariu, jūs ne tik remiate mūsų kanalą, bet ir iš tikrųjų gaunate kažką vertingo mainais. Kiekvieną dieną mes įkeliame išskirtinius vaizdo įrašus, kurių čia YouTube nėra. Nes, atvirai kalbant, mes tiesiog negalime jų čia paskelbti. Mes daug giliau nagrinėjamas temas. Skiriame daugiau laiko detalėms, kurios netelpa į šiuos vaizdo įrašus. Ir žinoma, detalėms, kurios nepatinka algoritmui. Be to, mes pasitelkėme patyrusius karo veteranus, tokius kaip Čakas Faras, kurie analizuoja vaizdo įrašus iš fronto linijos, paaiškina, kas iš tikrųjų vyksta ir atskiria faktus nuo propagandos. Vienas didžiausių Basics Insider privalumų yra tas, kad mums nereikia rūpintis algoritmu, nes AME išlaikomi iš reklamos. Todėl mums nereikia jaudintis, ar algoritmas rekomenduos mūsų turinį. Galime nušviesti temas, kurių kitu atveju nebūtume nušvietę, nes mums nerūpi reklamos užsakovai. Be to, tai necenzuruota išplėstinė informacija tiems, kurie nori suprasti šiuos konfliktus giliau, nei leidžia antraštės. Ir žinoma, neslepiu fakto, kad jūsų narystė taip pat mums padeda. Realybė tokia, kad YouTube algoritmas nuolat keičiasi. Reklamos pajamos kyla ir krenta. Vieną dieną vaizdo įrašai yra rekomenduojami, kitą dingsta.
Todėl, kuriant narių bendruomenę, galime toliau kurti nepriklausomą turinį, visiškai nepriklausydami nuo algoritmo. Taigi, jei jūs domina išsamesnė analizė ir norite padėti mums tęsti šį darbą, spauskite prisijungimo mygtuką žemiau arba apsilankykite basicsinsider.com. Beje, jei naudojatės YouTube programėlę savo iPhone arba Android telefone, kaina yra didesnė, nes App Store taiko savo mokestį. Taigi, jei nenorite mokėti tos kainos, galite apsilankyti mūsų kanale naršyklėje, savo telefone arba kompiuteryje. Būtume labai dėkingi, jei prisijungtumėte ir labai ačiū už jūsų palaikymą. O dabar grįžkime prie mūsų vaizdo įrašo. Dabar noriu aiškiai pasakyti vieną dalyką. Pagrindinio kanalo turinys visiškai nesikeičia, nes dėl to gavome keletą komentarų ir laiškų. Mūsų įprastas turinys ir toliau bus toks pat kaip ir iki šiol, kuriame Basics Insider tai tik papildoma medžiaga. Taigi nariai galės gauti prieigą prie išsamesnių taktinių analizų, tikrų komentarų iš veteranų bendruomenės, išsamių ilgų analizių. Dabar tokio tipo turinio negalime publikuoti YouTube, nes tai riboja mūsų vaizdo įrašus. Štai kodėl kuriame Basics Insider. O dabar grįžkime prie to, kokiems taikiniams Ukraina iš tikrųjų smogia Rusijos viduje. Visi kalba apie Wildberry sandėlius, kurie yra naikinami. Ir tai yra svarbi istorija. Taigi, netrukus apie tai pakalbėsime. Tačiau tai ne vienintelė istorija, nes Ukraina smogia ne tik sandėliams. Pažiūrėkite. Vos vakar Ukrainos dronai smogė dar 13 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių Juodojoje jūroje ir Azovo jūroje. Tai padidina bendrą Ukrainos smogtų Rusijos laivų skaičių iki 196. Dar 4 ir jie pasieks 200. Ir prisiminkite, visa tai įvyko vos per kelias savaitės. Ši operacija prasidėjo Liepos 6 dieną. Praėjo dar net mėnuo, o jau buvo pataikyta į 200 Rusijos laivų. Be to, svarbu prisiminti, kad Ukraina naudoja bepiločius dronus. Vadinasi, ne vienas ukrainietis nėra rizikuojamas vykdant šias operacijas. Ir būtent dėl to Rusijos karo tinklaraštininkai taip įsiunta. Pažiūrėkite į šią žinutę, kurią neseniai paskelbė Rusijos karo tinklaraštininkas. Anksčiau būdavo maisto talonai. Netrukus tanklaivių išplaukimų Juodojoje jūroje taip pat reikės talonų. Rusijos Juodosios jūros laivynas yra įstrigęs savo bazėse, nesugeba išplaukti į atvirą vandenyną. Primenu, Krymas buvo užgrobtas būtent tam, kad Rusija galėtų dominuoti Juodojoje jūroje. Manome, kad jei Vladimiras Vladimirovičius Putinas būtų apie tai žinojęs, jis jau būtų ėmęsis veiksmų. Tačiau niekas jam apie tai nepraneša. Be abejo, kadangi jis laikomas nežinioje, jis vis dar įsitikinęs, kad kreiseris Maskva tebėra pagrindinis laivas inkaruotas prie Gyvačių salos. Tikimės geriausia. Dabar tiems, kurie nesupranta jo kelio, Maskva buvo Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas. Tačiau Ukraina jį nuskandino dar 2022 metais, prieš 4 metus. Ir dabar šis karo tinklaraštininkas viešai tyčiojasi iš minties, kad Putinas vis dar nežino, kokie dabar metai. Esu tikras, kad Putinas vis dar tikisi, jog ta 3 dienų specialioji karinė operacija baigsis. Bet vis dėlto, tai yra sena rusiška susitaikymo strategija. Geras caras, blogi bajorai. Tai sena rusų nuostata, kad pats caras visada yra išmintingas ir geras, o šalies problemas visada sukelia patarėjai. Bajorai, kurie jam pateikia klaidingą ir blogą informaciją. Tai sena rusiška susitaikymo technika, bet esu tikras, kad Putinas dėl to nesijaudina, nes Putinui svarbiausia išlikti valdžioje. Taigi, kol rusai nekaltina jo dėl savo problemų, jis patenkintas. Tačiau dėja, tai labai sunku tęsti, nes rusai dabar mato, kaip jų šalis tiesiog dega iki pamatų. Taip, kalbu apie tuos Wildberry sandėlius. Jei kas praleido mūsų paskutinį vaizdo įrašą, štai trumpa santrauka. Wildberries yra milžiniška Rusijos įmonė, panašiai į Amazon čia, Jungtinėse valstijose. Tačiau struktūriškai Wildberries Rusijoje kur kas labiau dominuoja nei Amazon Jungtinėse valstijose. Iš tikrųjų, jų logistikos tinklas yra toks didžiulis ir efektyvus, kad Rusijos kariuomenė tyliai naudojasi juo tiekdama prekes į fronto linijas. Jie naudoja juos, žinote, spręsdami savo logistikos problemas. Ir būtent dėl šios priežasties ukrainiečiai pradėjo smogti maždaug prieš 5 dienas. Ir šie smūgiai kasnakt vis stiprėja. Viskas prasidėjo nuo sandėlio Maskvos regione. Ne pačiame mieste, o visame regione. Ir atspėkite ką? Štai kaip tas sandėlis atrodo vos po kelių dienų po to smūgio. Pažiūrėkite. Na, atspėkite ką. Nuo to laiko Ukraina sunaikino dar daugiau Wildberry sandėlių. Per pastarąsias 2 dienas jie smogė dar 3. Pažiūrėkite. Labai sėkminga naktis Ukrainos ginkluotosiams pajėgoms. Sunaikinti 2 milžiniški Wildberries priklausantys objektai pietų Rusijoje. O štai ir vaizdo įrašai. Ta ugnis atrodo netikra. Na, turiu omenyje, sunku patikėti, kad ta ugnis tikra. Ji milžiniška. Nemanau, kad ten kas nors išliks.
Ir tai yra tas klipas, kurį matėme vaizdo įrašo pradžioje, kur mergina dėkojo Putinui už saulėtekį. Rusijos dangus tai tikriausiai nėra gerai oro kokybei. Dabar apie tai pakalbėsime po akimirkos, bet du objektai, kuriuos naikino Ukraina, jos buvo 4 pagal dydį ir 6 pagal dydį šalyje šiai įmoniai. Taigi milžiniški objektai buvo sunaikintos. Ir manau, kad į pirmąją jau buvo smogta. Taigi iš 10 didžiausių liko tik kelios. Štai dar vienas įrašas, kuriame rusas sužino, kas tiksliai vyksta tiesiai už jo lango. Paklausykite. Aš buvau. Dabar šiame kitame įraše jūs iš tikrųjų galite matyti sraigtasparnį bandantį gesinti gaisrą, bet tai visiškai neturi jokio poveikio. Tai kaip uodas bandantis užgesinti gaisrą ar kažką panašaus. Jūs vis dar galite girdėti kažkokius spraksinčius garsus. Atrodo, lyg sproginėtų kažko likučiai. Sraigtasparniai skraido aplinkui, gesina gaisrus, bet atrodo, kad tai buvo nesėkminga. Tvyro smogas. Vis dėlto labiausiai dega dešinė pusė. Dūmai juoduoja. Kairėje esantis kol kas atrodo laikosi, bet jei jie neužgesins gaisro dešinėje, kairė taip pat užsidegs. O dešinėje esantis jau beveik visiškai sudegė. Jie gesina gaisrą sraigtasparniu. Ir mastas toks didelis, kad sraigtasparnis atrodo kaip mažytė dėmelė viso to fone. Gerai, štai sraigtasparnis. Dabar kai kuriems rusams tai iš tikrųjų tampa puikiu TikTok turiniu. Daugelis jų tiesiog filmuoja vaizdo įrašus su gaisru fone ir apsimeta, kad jo nėra. Ir tai sparčiai plinta internete. Labas rytas. Nežinau kodėl, bet šiandien atsikėliau vos prašvitus. Nesuprantu. Dėl kažkokios priežasties mane persekioja neramios mintys. Na, štai kas. Žinai, mes esame Z kartos atstovės. Ar tau pasitaiko nerimastingų minčių? Šiandien dėl kažkokios priežasties jaučiu ypatingą nerimą. Kodėl tai primdau? Dabar be to tai dar nėra patvirtinta. Tačiau kai aš tai rašinėjau ketvirtadienio rytą, yra dar vienas sandėlis. Netoli Wildberry sandėlio Rosnefte kilo gaisras. Mes tiksliai nežinome, ar buvo pataikyta į sandėlį ar į ką nors kitą. Jei reikėtų spėti, tikriausiai reikėtų spėti, kad tai buvo Wildberry sandėlis. Po kelių valandų turėtume turėti daugiau informacijos. Ir jei buvo pataikyta į sandėlį, tai reikštų, kad Ukraina pataikė į 6 iš 10 pagrindinių šios įmonės sandėlių. 1, 2, tada 5, 6, 7, 8. Lengvai galite atspėti, kas bus toliau. O po to Ukraina pereis prie kažko kito. Dabar, laimiai rusams, kurie praranda viską, ką turėjo šiuose sandėliuose, visai neseniai, Wildberry's generalinė direktorė paskelbė, kad suteiks kompensaciją visiems Rusijos pardavėjams, kurie prarado viską. Dabar ne viskas yra taip, kaip atrodo. Taigi, apie šią kompensaciją pakalbėsime jau netrukus. Bet prieš tai mačiau vaizdo įrašą, kuriame rusų prekybininkas užduoda labai svarbų klausimą. Ir tai yra klausimas, kurį turėtų užduoti Kremlius. Kai Ukraina nusprendė smogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jie smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Kai jie nusprendė smogti Rusijos tanklaiviams ir žinote ką, jie smogė Rusijos tanklaiviams. Ir kai jie nusprendė smogti Wildberry sandėliams, jie smogė Wildberry sandėliams. Tai ką tiksliai Kremlius daro, kad sustabdytų tai? Ir kas nutiks, jei Ukraina nuspręs smogti kažkam daug svarbesniam? Štai ko klausia šis vaikinas. Paklausykite. Aš pagal. Украина куда хочет бить. Taigi, jei teisingai suprantu, Ukraina smogia bet kam, taikiniams, kuriuos pasirenka. Ji taip pat gali juos pasiekti. Taigi, jei jie nori smogti visoms naftos perdirbimo gamyklas, jie smogia joms. Jei jie nori smogti Wildberry sandėliams, jie smogia jiems. Jei rytoj jie nuspręs smogti, aš net nežinau. Buvo. Kremlius, oro uostai, geležinkelio stotys, karinis pramoninis kompleksas. Jie smogs jiems. Mane išdūrė. Taigi, kas vyksta po to? Dabar pakalbėkime apie tą kompensaciją. Kaip ir galima tikėtis, Wildberry's patyrė didžiulį politinį spaudimą išmokėti pinigus žmonėms, kurie praranda viską. Nors Wildberry's prieš 10 dienų pakeitė savo sutartį. Iš esmės sakydami, ei, jei mūsų sandėlius atakuos dronas, mes jums nieko neskolingi. Tačiau nepaisant šios sutarties pakeitimo, Wildberry's generalinė direktorė pasakė, kad ji kompensuos pardavėjų nuostolius. Tačiau čia matematika nebesutampa. Matote. Pagal vertinimus, ir tai tik Rusijos ekspertų vertinimai, bendrovė tikriausiai prarado apie 3,5-4 milijardus dolerių, apie
300 milijardų rublių prekių per pastarąsias 5 dienas. Tai labai daug pinigų. Bet galbūt jūs manote, palyginti gal tokiai milžiniškai bendroviai, tai nėra daug pinigų. Iš pradžių aš taip ir maniau, bet aš pasidomėjau. Ši bendrovė verta tik apie 9 milijardus dolerių. Aš nesakau, kad 9 milijardai dolerių nėra daug pinigų. Tai tikrai daug pinigų. Bet 9 milijardų dolerių vertės bendrovė negali padengti 4 milijardų dolerių nuostolių. Bent jau mano galva, tai atrodo labai mažai tikėtina. Jokia 9 milijardų dolerių vertės bendrovė neturi 4 milijardų dolerių grinaisiais. Ir atspėk ką? Čia turime grįžti prie jos pradinio pareiškimo. Ji sakė, kad kompensuos pardavėjus. Ji nesakė, kad sumokės visą sumą, kurią jie prarado. Ir būtent tai ir vyksta. Štai turime vaizdo įrašą iš Wildberries pardavėjo, kuris gavo savo kompensaciją ir ji nė iš tolo nebuvo tokia, kokios jis tikėjosi. Pažiūrėkite. Šiandien yra Liepos 23 soja. Ir Wildberries mums sumokėjo kompensaciją už prekes, kurios sudegė jų sandėlyje Liepos 18. Leiskite parodyti jums šios kompensacijos dydį. Štai mūsų likusių atsargų vertė viename iš užpultų Wildberries sandėlių. O dabar parodysiu jums, kiek šiandien nusprendė mums kompensuoti Wildberries. Savanoriškas mokėjimas už prekes sugadintas dėl force majeure. Atkreipkite dėmesį. Suma yra 10 687 rubliai 94 centai. Tai yra kompensacija, kurią šiandien gavome. Ar gavote? Parašykite komentaruose, ar šiandien gavote bent kiek pinigų ar ne. Pinigai, kuriuos jis gavo, sudarė mažiau nei 1% to, ką jis iš tikrųjų prarado. Iš tikrųjų, tai buvo mažiau nei 0,5% to, ką jis iš tikrųjų prarado. Kas iš tikrųjų yra įžeidžiama? Tokiu atveju būtų buvę geriau negauti visai nieko. Žinoma, šis smūgis tikrai yra teigiamas, bet nenoriu, kad atrodytų, jog tik Ukraina smogė Rusijai. Rusija taip pat atsako smūgiais. Ir dėja, kaip Rusija visada daro, jie smogė į civilius objektus. Bet prieš aptardami tas istorijas, leiskite man parodyti jums, kaip būtent Rusijos žiniasklaida, Rusijos propagandos mašina nušviečia šiuos smūgius į Rusijos Wildberries sandėlius. Pažiūrėkite. Antraštė. Internetinių prekybiečių logistikos infrastruktūra puolama. Rusijos ekonomikai gresia naujas infliaciją skatinantis veiksnys. Smūgiai logistikos infrastruktūrai ir jų pasekmės gali tapti nauju infliaciją skatinančiu veiksniu Rusijos ekonomikoje, kuris pareikalaus ypatingo centrinio banko dėmesio. Taip ir kuro rinkos disbalanso atveju po Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms, Komersantas apskaičiavo, kad per savaitę dronų atakos paveikė 5 Wildberries sandėlius, kurių bendras plotas siekia 802 000 kvadratinių metrų arba 14,3% visų įmonės logistikos pajėgumų. 8% pajėgumų laikinai sustabdys veiklą. Artimiausiu metu logistika greičiausiai bus peržiūrėta, kai kurios prekės bus siunčiamos į Uralą ir Sibirą saugojimui ir padidės pardavėjų turinčių savo sandėlius dalis. Šiandien Moskovskiai pirmasis puslapis pasiekė Komsomolską. Rusai vėl tikisi, kad kainos smarkiai kils. Dabar, kaip jau minėjau, Rusija smogia atsakomaisiais smūgiais ir taikosi būtent į Ukrainos civilius. Visai neseniai, Liepos 21-ąją, Rusija smogia Černihivo regione, kur pataikė į administracinę pastatą. Vienas žmogus buvo sužeistas. Tuo pačiu metu jie smogė gyvenamajam namui Sumų regione, kur buvo sužeisti 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Ir jie taip pat smogė infrastruktūrai Odesoje. Tada, naktį prieš tai, Rusija iš tikrųjų užpuolė ir nužudė 11 metų Mariją Levčenką. Ji buvo su šeima savo namuose, kai smogė Rusijos bombos ir dėja ji neišgyveno. Tai yra kažkas, kas dažnai vyksta Ukrainoje. Daug vaikų yra sužeidžiami arba nukenčia dėl Rusijos ir būtent todėl mes bendradarbiaujame su United 24. Tai yra nepelno siekianti organizacija iš Ukrainos, kurią įkūrė pats prezidentas Volodymyras Zelenskis. Bendradarbiaudami su jais, mes iš tikrųjų pradėjome lėšų rinkimo kampaniją, kurioje jūs galite tiesiogiai paaukoti Ukrainos oro gynybai. Aukos bus skirtos Ukrainos oro gynybai. Apie tai mes kalbame jau labai ilgą laiką. Tai yra kažkas, ką Ukraina sukūrė, nes jai to tikrai reikėjo. Jiems reikėjo kažkokio būdo sustabdyti rusiškus dronus ir raketas, ir tai buvo jų sprendimas. Be to, platforma, su kuria mes bendradarbiaujame, United 24, yra pagrindinė labdaros aukų rinkimo platforma nuo pat jos įkūrimo 2022 m. gegužę, po to, kai prasidėjo invazija. Jūs galite paaukoti šiai kampanijai jau dabar, paspaudę nuorodą aprašyme arba nuskenavę QR kodą savo ekrane. Jūsų aukos tiesiogiai padeda Ukrainai išgelbėti daugiau nekaltų civilių gyvybių. Svetainėje galite tiksliai matyti, kiek dronų ir raketų Rusija paleidžia į Ukrainą kiekvienais metais. Ir ten aiškiai nurodyta, kaip labai reikalinga kiekviena oro gynybos raketa. Svetainėje galite tiksliai matyti, kiek dronų ir raketų Rusija paleido į Ukrainą kiekvienais metais. Kaip matote, kiekvienais metais Rusijos dronų ir raketų skaičius tik auga ir auga. Ir būtent todėl ši oro gynybos iniciatyva yra tokia svarbi. Ji tapo gyvybiškai svarbi, gelbstint gyvybės ir Ukrainos infrastruktūrą, kad jie galėtų toliau kovoti.
Jei norite paaukoti, galite tai padaryti paspaudę nuorodą aprašyme arba nuskenavę QR kodą ekrane. Ir manau, tai yra registruota nepelno siekianti organizacija Jungtinėse valstijose. Taigi, jei aukojate iš Jungtinių valstijų, galėsite savo aukas atskaityti iš mokesčių. Esu tikras, kad panašus įstatymai galioja ir kitose šalise. Nesu visiškai tikra, bet vis tiek jūsų pinigai bus skirti geram tikslai. Tai viskas, ką šiandien jums turėjau. Mano vardas Semas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.